Sveiki, mėly klausytojai, su jumis nauja šviežia tinklalaidė Filosofinė terapija. Čia esu aš, Justinas Grigas. Ir aš, Algis Fidejevas. Tai yra antroji šios tinklalaidės laida. Pirmąją galite surasti YouTube kanale Filosofinė terapija ir taip pat Spotify, taip pat vadinasi Filosofinė terapija. Tai pirmojoje laidoje mes kalbėjome apie kas tai yra, apie tą reiškinį filosofinė terapija. O šiandienos laidoje mes pereisim prie konkretesnės temos. Tai yra nerimo tema. Ar jauti, Justinai, ar jutai nerimo šitam dienom? Tai žinoma, jautau. Tiesą sakant, gal ir dabar yra kažkiek to nerimo, turint omenyje, kad mūsų klausysis, tai kažkokia yra tokio susirūpinimo, kaip čia aš nuskambėsiu. Buvo nerimo iš tikrųjų ne taip seniai, dar daugiau, kadangi buvau pasimatyme ir mane liaudiškai tariant paskui pagaustino. Tai tas sukėlė nemažai nerimo. Nesu tikras, ar nerimas galbūt tinkamas žodis tam apibūdint, bet... Man atrodo, apie tai ir bus laida šiandien. Kiek tinkamas žodis, kam apibūdint, kiek mažiau tinkamas. Taip, iš tikrųjų, turbūt nėra nerimo kaip tokio, ar sutiktum? Nerimo kaip tokio aiškaus apibrėžtų dalyko turiu omeny ir tokio abstraktaus dalyko, atsieto nuo situacijų konkrečių ar kita prasme. Turiu omeny, žinai, ar iš tikrųjų tas žodis nerimas reiškia kažkokį vieną apibrėžtą dalyką, tavo nuomonę, ar mes galim identifikuoti? Čia labai geras klausimas, nes ir man atrodo pradžiai būtent mūsų laidos labai tema, nes man atrodo, kad aš gal šiaip laikausi tokios minties, kad jeigu jau yra kažkokia apibrėžianti viską sąvoka viena, tai gal jinai turi tas jos vientisumas racijos, kad įvairiose apraiškose mes aptinkam kažkokių tai elementų, bent sujungiančių. Ir dėl to manau, kad gal ir galima vartoti apskritai šitą žodį, apibendrinti. Kita vertus, tos situacijos yra be galo skirtingos, pasireiškimo būdai labai skirtingi. Lygmenys stiprumo yra irgi nepaprastai skirtingi, nes tu sakei, kad jutai nerimą. Aš irgi pripažinsiu, kad ir šiandien, ir laidoje, ir šituo metu, be jokios abejonės, ir kad apskritai sunku surasti laikotarpį, kuriame šito dalyko iš vis nebūtų. Kas tau kelia nerimą, Algi? Man turbūt šit paskutiniu metu kelia nerimą, turbūt labai tokia nežinomybė dėl ateities mano paties veiklos prasme, nes darau dalykus, kurie gana tokie nestandartiniai ir nauji, pavyzdžiui, filosofinė terapija, taip pat su muzika, kas susieta, vedu radijo laidas, tai nėra labai toks užtikrintas kelias ir labai paprastai kalbant dėl finansų reikia pasijaudinti pakankamai nemažai, panerimauti ir čia viena iš priežasčių toks kasdienis nerimas, bet jisai, man atrodo, atsidaro ir daugiau, nerimas dėl to, kas bus po kelių metų, dėl tolimesnės ateities, dėl apskritai gyvenimo. Tai tarsi tų lygmenų yra labai, labai daug ir klausimas visai svarbus, kurioje vietoj reikia sunerimti dėl nerimo paties. Sunerimti dėl nerimo. Taip, ir jau pagauti, kur jisai įgauna destruktyvę, turbūt, prasmę. Iš to, ką kalbėjau, man toks labai stiprus įspūdis ateina, kad nerimo kasdieną yra nemažai. Ar įmanoma iš viso būt be nerimo, gyventi totalioj ramybėj
taikoj su viskuo priimti kiekvieną dalyką, kaip jis ateina ir nenerimauti dėl to. Kaip pats galvoji, ar tiki? Ne. Aš turbūt sakyčiau, kad irgi netikiu. Netikiu? Man atrodo, gal aš, nežinau, nelinkčiau čia universalizuoti apskritai visų kultūrų, visų laikotarpių, visų situacijų, bet greičiausiai, kad visose kultūrose kažkokie tai lygmenys to egzistuoja ir egzistavo, galbūt dėl skirtingų galėtų būti dalykų. Mūsų kultūroje yra labai daug tų aspektų, dėl kurių tas nerimas į mūsų pasaulį atkeliauja. Tiek dėl, net nežinau, čia verta pradėti vardinti, kiekvienas, man atrodo, pagauna. Nerimas gali būti dėl rytojaus, dėl ar išgyvensiu, ar turėsiu pinigų, ar einu savo keliu, ar surasiu tinkamą žmogų, ar neliksiu vienas be draugų, be savo rato, ar neišmes iš darbo, ar nesusirgsiu, ar nežinau, ar klimato kaita nenužudys mūsų, ar neprasidės karas galų gale. Kaip ir atrodo, kad jeigu jau pradedam vardinti priežastis nerimui, tai jų yra, jų yra begalybė. Tai yra, jeigu nerimą pabandytume, man atrodo, vis tik galima pabandyti suvokti kaip atsaką į kažką tai, į kažkokią tai situaciją, pavyzdžiui, į karo grėsmę. Tai ta grėsmė, pavyzdžiui, yra kažkiek reali bent jau ir bent kažkiek to nerimo tikrai dėl to gali būti. Tai nerimas visada yra, man atrodo, atsakas į kažką ir tas to kažko gali būti begalė. Labai daug yra priežasčių, dėl kurių kyla nerimas, galima nerimauti. Turiu omenyje, kad nerimas nėra iš nieko ir izoliuotai atsirandantis pojūtis, o tai yra susijęs dalykas, pojūtis su apskritai to, kas vyksta gyvenime. Taip, be jokios abejonės, tik tais, dar konkretizuojant, tai yra atsakas, tik tais, man atrodo, atsakas, kaip ir tokia sveika reakcija, tik tada prasideda problemos yra, man atrodo, iš karto galima sakyti, dvi, mano požiūriu, esminės atsiveriančios nerime. Tai viena nerimo lygmuo ir kiek tai mums trukdo gyventi, pavadinsiu taip, pasakysiu taip paprastai labai, trukdo siekti tikslų, trukdo džiaugtis gerais dalykais, trukdo liūdėti netgi dėl liūdnų dalykų, trukdo kažkuria prasme būti dabartyje, realybėje. O kitas dalykas yra, man atrodo, šalia to lygmens, dar yra, ar mūsų nerimas yra iš tikrųjų į tą dalyką reakcija, kurį mes galėtume įvardinti kaip priežastimi. Turiu omeny, kad man pavyzdžiui sukelia nerimą, pavyzdžiui, koks nors neatsakytas laiškas, neatsakyta žinutė. Ir man atrodo, kad čia yra priežastis tikroji, bet iš tikrųjų tai tiesiog sujudina daug gilesnius vandenis ir paliečia kažkokias daug senesnius dalykus, senesnės problemas. Kažkas atmetė, atstūmė, kažkas nepriėmė ir taip toliau. Tai man atrodo, nerimas tikrai nėra išvengiamas, tiesiog problemos prasideda su tuo stiprumu ir su adekvatumu, galbūt susietumu su konkrečia situacija. Kartais nerimas adekvatus konkrečiai situacijai, kartais nėra adekvatus. Ir kaip tu sakai, jeigu, sakykim, man kažkas neatrašo į elektroninį laišką arba žinutę ir man sukyla stiprus nerimas, tai gali būti, ne visai adekvatu dabarčiai, tačiau sėtis su ankstesnėm patirtim, kuomet aš buvau galbūt atstumtas. Tai, kas vyksta dabartie, tarsi simbolis yra to, kas kažkada vyko, mano sąmonėje,
mano patirčių bagažą. Kaip tau pačiam atrodo šitą mintis? Nes, sakykime, čia jinai yra ganėtinai netgi susisiejanti šitą mintis su klasikinė turbūt psichoterapija netgi. Čia ne vien iš filosofijos, čia netgi nebūtinai gali būti daug. Bet čia galbūt daugiau apie tai, kad nerimas, sakykime, aš laikausi tos minties, kad jis nebūna tuščias. Aš pilnai sutinku su tuo. Ir tikrai, tas pavyzdys su neatrašyta žinute, kuomet aš negaunu atsako, manau, taip, čia ir psichologija, ir terapija, šitas yra žinoma. Kartu nematau didelio reikalo kol kas dėti tokių antraščių, kad čia psichologinis ar čia filosofinis požiūris, tiesiog galim pripažinti, kad taip yra. Nes iš tikrųjų dažnai čia svarbi tema mums, tas atskirimo klausimas, bet kita vertus taip jau yra, kad kartais skirtingos sritys dėl tam tikrų dalykų gali ir visiškai sutarti, nes nesvarbu kieno čia laukas veiklos. Taip. Tai gal šioje vietoje galim šiek tiek stabtelt kitą kampą paimti šitos temos. Šiek tiek pasikalbėjom apie nerimą, kaip mes jį patiriam, kad yra įvairiausių jo formų, pavydalų, įvairiausių priežasčių, kodėl mes patiriam skirtingus nerimo pavydalus. Na ir kartu gal grįžkim šiek tiek prie apskritai mūsų laidos, filosofinės terapijos temos. Šiaip jau kalbant apie nerimą, neretai tai yra traktuojama kaip problema, su kuria dirba psichologija, psichiatrija. Man bent porą kartų tekę yra išgirsti tokių komentarų tame kontekste, kai aš kalbėdavau, kad filosofija gali kažką pasakyti apie nerimą. Tai vienas sykį, tai buvo klausimas, bet juk nerimas yra klinikinė problema, tai yra medicininė problema. Kitas sykis, man atrodo, Algi, mes buvome kartu tada, mes darėme viešą paskaitą ir jos klausė psichologija ir jinai, taip sakyčiau, gan griežtų tonų pradėjo klausinėti, bet palaukit, jūs kalbate apie nerimą, bet čiagi yra, irgi tokia vos ne medicininė problema. Čia, žodžiu, reikia rimtai ją žiūrėti, o ne filosofuoti. Aš galbūt sutirštinu tai, ką sakė, bet... Bet kad žinok, labai panašiai ir sakė. Panašiai atrodo. Žinok, ką apie nerimą gali, pasakyti filosofija, kuri yra, tarsi toks, abstraktus dalykas, tai gal galim čia starteltis šituo klausimu. Čia labai, man atrodo, svarbus taškas, bet man atrodo ganėtinai lengva nuo to, nuo ko pradėjom ir pradėti jį lukštent, šitą klausimą, nuo to paties neatsakyto laiško, pavyzdžiui. Tai kaip ir išeina, jeigu tu pasijutai kažkaip tai, jeigu tai yra klinikinė problema, tai pasijutęs nekaip, nerimaujantis, tu jau iš karto turėtum tapti praktiškai klinikinės pagalbos objektu kiekvienoje situacijoje. Ką tai reiškia? Arba turėtum iš karto eiti į terapiją, arba netgi vaistų kažkokių paimti, ar ne? Jeigu taip irgi sutirštinant šiek tiek. Tas pradeda absurdiškai skambėti. Tas, aišku, tas tikrai skamba absurdiškai. Tai vadinasi, išsiskiria jau lygmenis kažkokie to nerimo. Ir man atrodo, čia irgi labai svarbu tą, kad tu pradžioj užklausai, ar yra tas vienas apskritai nerimas, ar egzistuoja. Tai šitoj vietoj tikrai turbūt galima sakyti, kad realybėje nėra tokio vientiso dalyko, yra labai skirtingi pasireiškimo ir stiprumo būdai. Ir dėl to tas turbūt palengvina kažkuria prasme išsprendimą šitos situacijos, ar filosofija turi ką pasakyti, nes jinai tikrai, manau, turi ką pasakyti.
dabar aišku, kokia filosofija ir kaip čia visą tai, kaip filosofija čia gali, žinau, kokį vaidmenį suvaidinti. Na, filosofinė terapija, filosofinės konsultavimas tai vis tiek eina dalykas, kuris yra pirmiausia kalbos pokalbio terpėje. Na ir kaip ir turime tokią prielaidą, kad mėgindami suvokti geriau tam tikrą dalyką, kuris mus kamuoja, mes savo padedame. Tai su nerimu tas irgi galioja, kad mėgindami jį narplioti, išnarplioti ir suvokti ir apie jį kalbėti, mes jau galime pasistumėti šitą kryptimį. Tai čia labai paprastai kalbant. O jeigu pažiūrim dar į filosofijos istoriją, tai man atrodo, kad ne tik egzistencinė filosofija tarsi į nerimą apeliuoja, kaip ir nerimą dėl labai daug, tiek dėl individualaus likimo, tiek dėl individualaus likimo kažkokiame globalesnėme kontekste. Bet galim pažiūrėti net ir į antiką, į epikūrininkus, stoikus. Kažkuria prasme jų filosofija yra nerimo įveikos filosofija. Galima, man atrodo, ją tai perskaityti. Aš, matau tikrai vietų, kur galima tą pastebėti, sakykime, kas liečia antikinę filosofiją, tai epikūrininkų viena pagrindinių tezių buvo, kad nemaža dalis žmogiškos kančios siejasi su mirties baime. Kitais žodžiais tą galima būtų išversti į mirties nerimą. Tas skirtumas ar čia baime, ar nerimas, irgi toks yra sąlyginis. Taip pat ir stoikai. Viena iš jų tokių praktikų, dabar prisimenu, yra kontempliacija įvairių nelaimių, kurios ateityje galėtų nutikti. Tai yra toks tarsi vizualizavimas, kad man iš tiesų nutinka liga, mirtis, netektis ir panašiai. Kuo tai padeda, kad kontempliuojant, kad man tai iš tiesų nutinka, aš tarsi pradedu mažiau to bijoti. Su mažiau valdomas baimės, kad neteksiu kažko, susirgsiu. Tarsi dar tam nenutikus, aš jau einu į akistatą su savo baimės objektais. Tai šia prasme stoicizmas irgi yra kaip ir tam tikra darbo su nerimu forma, filosofinės praktikos su nerimu forma. Ar bandėjai kažką panašaus gal pats? Esu bandęs, jo. Ir galėtų pasidalinti, kaip pavyko, ar buvo kažkoks poveikis? Aš sakyčiau, kad buvo poveikis. Gal esu daręs tokių kaip, meditacijos praktikų. Apskritai aš užsiminėjau meditaciją kaip formą. Tokia darbo, psichologinio, dvasinio darbo forma. Bet vienas iš tokių kažkokių būdų panašiai kažkaip medituoti yra vėlgi taip vizualizuoti ir įsijausti tokią situaciją, kurios aš asmeniškai tikrai nenorėčiau, kad man nutiktų. Sakykime, ne abstrakčiai kažkaip įsivaizduoti, kad aš galėčiau susirgti, bet kartais būna tokių labai nemalonių dalykų, kuriuo aš iš tiesų bijau. Man kažkokių tokių labai specifinių. Pavyzdžiui, aš ten ruošiuosi daryti kažkokį pristatymą ir galbūt bijau žmonių reakcijų, kurios galėtų būti. Visos neigiamos. Visos neigiamos. Arba visi išeina. Taip. Tada taip labai konkrečiai vizualizuoti tai, kas nutiko, tiksliau galėtų nutikti. Ir tada iš tikrųjų apima toks diskomfortiškas pojūtis, bet su juo būnant kažkaip ir priimant tą galimybę, kad iš tikrųjų taip galėtų nutikti man, galėtų išeiti, aš pajusčiau tą gėdą, jausčiausi ten kažkoks pažemintas, sumenkintas.
Bet išbūnant per tuos visus pojūčius ir suprantat, kad aš vis tiek išgyvenčiau, tai, ateina kažkoks palengvėjimas. Čia labai konkreti praktika ir tikrai labai gerai gyvai skamba, turiu menį. Aš gal šiek tiek dar paklausčiau apie kitokią praktiką, nes man atrodo, šiek tiek žmonės jau yra susipažinę su filosofinė terapija, bet man atrodo, esu girdėjęs ir klausimų, kurie parodo, kad egzistuoja tam tikras mitas, kad tai yra tokia tarsi hiperracionalistinė išvis veikla. Kitaip tariant, turiu omeny, kad yra tas žymus epikūrininkų pasakymas, kaip kovoti su baime mirties, kad kai aš esu, tai mirties nėra, kai yra mirtis, tai manęs nebėra. Ir žodžiu, toks loginis visiškai įrodymas savo pačiam, kad bijoti absoliučiai nereikia. Ir tarsi yra įsivaizdavimas, kad filosofinė terapija pasiūlo tokius tarsi racionalius sprendimo ir išsprendimo būdus. Beje, Irvinas Jalomas knygoje Gydymo Šopenhaueriu, jo knygoje yra veikėjas, kuris užsiema filosofiniu konsultavimu ir jis yra būtent, toks karikatūrinis blogiausias pavyzdys tokio hiperracionalizmo, kur siekiama bet kokias emocijas sunaikinti, tiesiog užmušti ir kad jų neliktų, palikti žmogų vien šaltame prote. Man atrodo, yra tas, gal šiek tiek esu girdėjęs bent jau tokio įsivaizdavimo, kad filosofinė terapija yra toks racionalistinis būdas įveikti nemalonės emocijas, bet aš pats iš savo praktikos tikrai pasakyčiau, kad taip nėra, kad mūsų požiūris į emocijas nėra toks. Ir taip neveikia iš principo. Ir kitas dalykas, kad taip absoliučiai neveikia, nes jeigu mes dabar jaučiam nerimą ir perskaitom kažkokią mintį, kad nėra dėl ko nerimauti, tai kas dabar su mumis vyks? Su manimi, pavyzdžiui, kas vyks? Gali būti, kad minutę kokią mane ta mintis visai įkvėps. Ir pagalvos, rimtai nėra ko nerimauti. Bet kas tada nutiks, tada tas nerimas lygiai taip pat kaip buvo, taip ir jisai ir sugrįš. Koks gali būti negatyvus poveikis, aš galiu pradėti tada sakyti, kad, nes pradėti savo tą pusę, kuri nerimauja, pradėti ją taip žeminti netgi. Sakyti, kad čia idiotizmas nerimauti, nes juk nėra ko nerimauti. Ir kodėl aš toks silpnas, kodėl aš nerimauju, aš jį turėčiau suvokti, kad nėra priežasties nerimauti, bet tai gali duoti dar daugiau žalos. Ir aš manau, būtent, kad rezultatas galiausiai atvirkštinis gaunasi. Ar galima tą tokią emocinę pusę kažkaip tai pavadinčiau, gal sutramdyti, numalšinti? Kažkiek turbūt galima, bet man atrodo, tada apskritai žmogus emociškai bukas pasidaro, jeigu jam tas pavyksta padaryti, aišku, bet turbūt, kad dažniausiai nepavyksta ir prasmės turbūt irgi nėra. Man atrodo svarbu tą akcentuoti, kad mūsų priėjimas filosofiniai terapijai nėra per įrodinėjimą, kad štai tu nerimauji, tačiau nėra realaus ar rimto pagrindo nerimauti. Žinutė, nustok nerimauti. Ne, taip neveikia. Atsiprašau, mačiau dar tokį paveiksliuką, kur buvo, kad per visą pasaulio nerimavimo istoriją dar niekas nenustojo nerimauti, išgirdęs pasakymą nustok nerimauti. Būtent. Tai grįžtant prie tos pirminės tokios gairės, ar ne, apie klinikinį ir filosofinį požiūrį į nerimą, gal galim dar kartą apie tokį ratą kažkaip akcentuoti, kame čia tie yra skirtumai. Vienas iš turbūt dalykų, ką mes dabar pasakėm, kad pirma, nerimas yra dažnai labai natūralus reiškinys
sakyti, kad nerimas yra klinikinė problema, priveda prie absurdų, kuomet, kaip sakėjau, nerimaudami dėl neatrašytos žinutės, ką mes tada turėtume save laikyti jau nesveikai žmonėmis? Ne, turbūt tai nėra. Kitas dalykas, čia gal irgi per tokį apibrėžimą ne tiek, kas yra tas filosofinis požiūris, bet tiek, kas nėra, tai nėra racionalizuojantis požiūris į nerimą, aš nekalbant, kad tu tik suprask, kad turėtum nerimauti ir tavo nerimas, tiksliau, turėtum nustoti nerimauti ir jis praeis, tai taip irgi neveikia. Filosofiniai terapijoje taip pat, svarbus jausmai, kontaktas su savo jausmais, tai šio požiūriu galbūt yra panašumas su psichoterapija. Atsiprašau, jausmai filosofijoje, sakyčiau, legitimizavosi nuo XIX amžiaus vidurio ir pabaigos ganėtinai. Nes iki tol taip, filosofijai būtų daug tokio, bent jau iš to, ką matom tekstuose, čia gal labai aš apibendrinčiai pasakiau, iš to, ką matome tekstuose, daug tokio tarsi jausmų nužeminimo. Vėlesniai filosofijai, gal su romantizmu pirmiausia, jų statusas pradėjo keistis. Jausmai kaip, vertas dėmesio ir, kaip čia sakyt, pagarbos kažkokios, ar ne, dalykas. Filosofija yra pakankamai naujas, jo. Bet pakankamai naujas, bet jau kokie 140 metų jie užtarnavo savo vietą. Jiem nebuvo ką užtarnauti, bet jie buvo pripažinti kaip neatsiejamas dalykas ir ne kažką prastesnis. O dažnai jisai suvokiamas ir kaip esminis galbūt žmogaus netgi pasaulėžiūros ir veikimo elementas. Taip. Ir čia tokiose kryptise kaip romantizmas, egzistencinė filosofija, gyvenimo filosofija, fenomenologinė filosofija, šiose kryptise jausmai yra traktuojami viena vertus kaip tai, kas žmogų labai stipriai motyvuoja veikti. Anksčiau būta tokio įsivaizdavimo, kad žmogus gali jausmus kontroliuoti protu, tai modernioji filosofijoje kvestionuojamas labai stipriai šitas požiūris. Žodžiu, tiek jausmų apskritai, tiek nerimo žmogus negali taip vien protu suvaldyti, man atrodo, šitą svarbi tezė. Ir taip pat, man rodos, ypač egzistenciniai, fenomenologiniai filosofijoje atsiranda ta tezė, kad jausmai tarsi yra toks informacijos šaltinis, grubiai kalbant, ar ne? Jausmai turi prasmę, turi reikšmę. Mes tarsi atkreipdami savo dėmesį jausmus galime gauti informacijos apie save pačius, apie tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Jausmų reikšmė iš pirmo žvilgsnio kartais nėra aiški. Su nerimu tas neretai yra, kad labai neaišku atrodo. Labai neaišku. Tiesiog ateina tas nerimastingumas ir iš pirmo sykio aš nesuprantu, kokia yra jo priežastis. Tačiau nukreipiant savo sąmonę į nerimą, taip pat kalbant apie savo pojūčius, mes galime geriau suprasti, kokius yra prielaidos šaknis šitos patirties. Galbūt galėtume dar palyginti su to klinikiniu požiūriu į nerimą. Aišku, klinikinis požiūris į nerimą čia irgi labai abstraktus toks teiginys, yra daug tų požiūrių. Bet gal galim pabandyti palyginti. Mes turbūt šito neliestume šitos temos, jeigu porą kartų patys per viešus kalbėjimus nebūtume išgirdę tiek šitos frazės turbūt klinikinis, tiek apskritai tos idėjos, kad filosofija čia neturi ką veikti. Taip.
Tai jo, ir šitas pasakymas klinikinis, nu jis mes jį, kai naudojam, mes netgi šiek tiek atsakydami jį naudojam, nes klinikinis arba medicininis. Puikiai suvokiam, kad irgi labai gali būti platus dalykas ir nuo kiek konkretaus specialisto net požiūrio turbūt skiriasi, kas yra, kas yra patologiška, kas nėra. Bet kadangi esam girdėję į mus kreipimės į tą pasakymą, kad nerimas yra klinikinė problema, o ne filosofinė, tai mes kaip ir turim teisę, man atrodo, šitą sąvoką, kad ir kokia neaiški ir plati, visgi panaudoti. Tai nežinau, su klinikiniu turbūt tu, kadangi esi ir psichoterapeutas, daugiau gali pasakyti. Bet man atrodo, kad tame mėginime suprasti nerimą kiekvieno, atėjusio, pavyzdžiui, pas mane žmogaus arba man pačiam mėginant suprasti mano paties, tai iš principo dominuoja koks siekis. Siekis paprastas labai - suprasti ir būtent per pokalbį, per gilinimas į save aš mėginu tą padaryti. Tai bendrai pačioje problemoje ir jos narpliojime ir mėginime spręsti netgi nėra kažkokios tai labai metodiškai skirties nuo psichoterapijos. Kad tai yra kažkoks tai kamuojantis dalykas ir tada yra sprendimas, pirmiausia, kalbantis. Aišku, filosofinė terapija, jinai neturi nieko bendro, sakykim, su medicininiu gydymu, vaistais ir panašiai. Čia visiškai skirtingos sritis ir apie tai aš gal išvis nelabai turiu nei kompetencijos, nei apskritai ką pasakyti, bet išskyrus tai man atrodo, visi atvejai, kurie susijęs su nerimu, tai yra mėginimas suprasti, apie ką jisai yra ir ką jisai reiškia, ką jisai signalizuoja, nes aš, kaip minėjau, vadovaujuosi tą prielaidą, kad nerimas kažką reiškia ir kažką tai praneša, kažkokią tai žinutę. Tai tiesiog tas mėginimas suprasti, jisai gali būti labai ilgas ir komplikuotas procesas, nes kaip minėjom pradžioje, ta tiesioginė priežastis gali atrodyti žmogui vienokia, bet ilgainiui atsiveria žymiai platesnis ir didesnis kontekstas ir gerokai komplikuotesnis kontekstas. Tai jeigu iš pradžių žmogus gali būti visiškai pasimetęs dėl to, nesuprast, realiai nuoširdžiai nesuprasti, dėl ko nerimauja, tai aš tikiu, kad per pokalbius galiausiai nusišviečia tą situaciją. Tik palyginimui dabar bandau sudėlioti tokį vaizdą. Tai, žodžiu, filosofinis požiūris nerimą supranta kaip turinti reikšmę arba, prasmę, ar ne, kurią mes galime suprasti. Klinikinis požiūris nerimą, vėlgi, taip labai sutirštinant, taip grubiai žiūrint, nerimą traktuoja kaip simptomą, kurį reikia suvaldyti. Tokia bendra prielaida, sakyčiau. Taip pat tam tikras klinikinio požiūrio galbūt bruožas yra į nerimą kaip į tokį psichofiziologinį reiškinį, žmogų traktuojant kaip biologinį organizmą, kurį valdo tokie priežastiniai biocheminiai principai. Tokiam požiūrėje nerimas traktuojamas kaip simptomas, kurį reikėtų sumažinti, suvaldyti, kažkaip transformuoti. Bet čia atsiprašau, trumpai įsterpsiu, kad labai šitas svarbus aspektas, aš visiškai jo nepaliečiau, kad filosofija neina per šitą biopsichologinę, pavadinkim, naturalistinę, materialistinę perspektyvą, kad nerimas yra
pamatuojamas ir skaičiuojamas simptomas ir yra pamatuojamas skaičiuojami būdai jį išspręsti. Ar tada mes atmetam šitą perspektyvą? Čia geras klausimas šiaip. Man atrodo, kad vėlgi už visus kalbėti tikrai negalima. Aš manyčiau, kad apskritai apie atmetimą mes nekalbam, bet, sakykime, aš pats individualiai labai atsargiai žiūriu šitą perspektyvą. Labai atsargiai ir pats sakyčiau, norėdamas savo padėti, man atrodo, kad jie nelabai tikėčiau. Nes mano paties asmeninė pozicija yra ta, kad nu taip, yra čia apibendrinti sunku, bet aš eičiau per matyčiau tuos psichologinius reiškinius kaip rezultatą, ne tiek kaip priežastį. Taip, jie pasidaro ir priežastimi, nes priežastis nulemia rezultatą, rezultatas pradeda lemti visą kitą irgi ir galiausiai užsisuka toks ratas. Ir tikrai manau, kad yra tų atvejų, kai šitas sprendimo būdas galbūt jisai veikia ir teisingas, bet aš sakyčiau, per daug galbūt yra netgi įtikėjimo, aš manyčiau apskritai, kad visuomenėje per daug yra įtikėjimo tokių klinikinių ir pavadinčiau techninių problemų išsprendimu, kad yra kažkokia tai biologinė, biocheminė priežastis, yra biocheminis problemos sprendimas ir viskas taip lengvai padaroma, nukertama ir visos problemos išsprendžiamos. Tai čia tikrai, aš sakyčiau, laikausi tos perspektyvos, kad per daug yra šito mąstymo ir kad jis yra ganėtinai pavojingas apskritai, jeigu jisai išeina plačiai visuomenėje. Nes pati visuomenė tada žmonės save suvokia kaip mašinas, kaip kažkokius įrenginius, kurie gali būti pataisyti labai primityviai techniškai. Čia man atrodo svarbus kampas, išplečiant šiek tiek perspektyvą, kad čia yra taip pat apie pasaulėvaizdžius dalykas. Ir klinikinis požiūris remiasi tam tikrų pasaulėvaizdžių, kuris žmogų traktuoja kaip biologinį mechanizmą, kaip ir paradoksaliai šiek tiek gal skamba, nes mechanizmas ir gyvybė, ar tai iš tikrųjų gali būti sutapatinti dalykai. Žmogus gyvas, bet tas klinikinis požiūris neretai remiasi tokiu mechanistiniu požiūriu į žmogų. Ir tada nerimas yra tarsi tai, ką mes galim, tarsi kažkokias knopkės spaudinėdami, taip, kontroliuoti, pašalinti. Šiaip iš patirties kalbant, susiduriant su žmonėmis, kurie dirba klinikinėje toj terpėje, tai noris pasakyti, kad tikrai ne visi turi tokį požiūrį, ne visi klinikiniai psichologai vienareikšmiškai taip žiūri, ne visi psichiatrai taip žiūri, tą reikia patikslinti, kad yra labai psichologiškų, tiksliau filosofiškų psichologų, labai filosofiškų psichiatrų, yra taip pat ir religingų psichologų ir psichiatrų, kurie turi, sakykime, tokį tikrai niuansuotą požiūrį į žmogų ir į tikrovę. Bet yra kartu irgi, gan siaurą požiūrį turinčių šių profesijų atstovų, kurie, remiasi tokiu mechanistiniu požiūriu į žmogų ir lygiai taip pat, kaip tu šitoje situacijoje, aš per distanciją žiūriu į visą tai. Aš neneigiu, kad tie, biocheminiai procesai egzistuoja, jie daro įtaką, sakykime, kai kurios nerimo formos tikrai turi tas biocheminės priežastis, tarkime, yra gan gerai žinoma, kad skydliaukės sutrikimai gali lemti nerimastingumą. Taip pat yra akivaizdu, kad vartojimas įvairių psichoaktyvių medžiagų gali
pažadinti labai nerimastingas žmogaus būsenas. Tačiau tai nėra viskas. Ir man atrodo, vat, kas yra svarbu filosofinėme požiūryje į žmogų, tai matyti žmogų, kuris gyvena tokiame prasmių ir reikšmių pasaulyje, verčių pasaulyje. Ir nerimas yra labai glaudžiai susijęs su tuo, kaip aš suvokiu, kas yra šitas pasaulis, kas jame vyksta, kas man atsitinka, kaip aš tai interpretuoju. Žodžiu, nerimo patirtis labai glaudžiai siejasi su tuo, kaip aš suvokiu prasmę viso to, kas vyksta. Čia, man atrodo, labai svarbus momentas, kad nerimas iš principo ne tiek su įvykiu, su kažkokiu nutikimu ar grėsme susietas yra, o ką tas įvykis ar grėsmė reiškia man. Tame turbūt yra esminis dalykas. Čia galų gale tai yra tų dažnai pavyzdžių iš viduramžių, kad kai buvo toks gana įsitvirtinęs krikščioniškas pasaulėvaizdis, supaprastintas netgi, kad pateks į dangų žmogus, tai yra rašoma bent jau, kad mirties baimė yra žymiai mažesnė, žymiai lengviau. Na ir čia tik vienas iš pavyzdžių. Kad žodžiu, labai priklauso, kokią tam tikram nutikimui žmogus suteiks reikšmę, kaip jisai ją pats supras. Žodžiu, ne pats įvykis, ne pats dalykas, o būtent prasmė. Ir dabar klausimas tada, kaip ta prasmė atsiranda. Na ir atsiranda turbūt galima prastai, nesigilinant atsakyti iš kažkokių susidūrimo individualaus patyrimo ir atsinešto kultūrinio bagažo. Na, kitaip tariant... Gal kokių pavyzdžių galim paieškoti? Mes ir esam darę apie tai ir paskaitą, ir apskritai, kai kalbam apie nerimą vakarų visuomenėje, lietuvių vis tiek, kaip ir jau galima sakyti, yra to dalis. Sakykime, toks individuali sėkmė, individualus savęs realizavimas yra suvokiama kaip ypatingos centrinės beveik vertės, centrinės vertės dalykas. Kitaip tariant, kad aš kažką iš savęs padarau, kažką karjerą pasiekiu, kažką ypatingo nuveikiu ir taip toliau. Ir žodžiu, tai suvokia, tai yra kažkaip per kelis šimtmečius susiformavo kaip centrinis dalykas šitoje kultūroje. Kitoje kultūroje visiškai tas gali būti neesminis dalykas. Kitoje kultūroje esmė būti bendruomenės dalim, šeimos dalim. O čia yra esmė būti priekyje, būti tokiu individualiu ir realizuoti save. Tai daugybė nerimo yra susietas su tuo. Būtent su tuo, žodžiu, kultūriškai apspręstas nerimas. Ir aš ateinu į tokią visuomenę, kur tai yra norma, aš turiu būti toks, kaip kultūra įsivaizduoja. Ir jeigu aš negaliu to realizuoti, jeigu neišeina, arba net jeigu ir išeina, aš vis tiek nerimauju, kad tai pasibaigs. Tai tu sakai, kad, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu nerimą dėl to, kad, neturiu ten prestižinio darbo, o dirbu, sakykime, elementarų darbą kaip ten žolės pjovikas, tai čia yra kultūriškai sąlygotas dalykas. Aš manau, kad ganėtinai kultūriškai, iki galo išnarplioti turbūt neišeina, bet tikrai galima matyti labai didelį tą kultūrinį bagažą, nes, sakykime, darbai, veiklos yra vis tiek hierarchizuojami, bent jau mūsų kontekste, gana stipriai, man atrodo. Galbūt vakaruose šitas lengviau jau yra šiek tiek, kad visi darbai suvokiami kaip garbingi ir ne. Bet atsimenu, mokykloje mums labai aiškindavo, kad nesimokysi, tai jūs darysi tą ir tą ir tą. Duobės kas, man tas labai įstrigęs, gal tu girdėjęs?
Jo, tekia girdėti. Kas į duobės? Taip, Arba šluosi? Ir žodžiu, jeigu sako, kad šluosi arba kas į duobės, tai automatiškai, kodėl iš karto tai turi būti suvokiama kaip kažkas žemo, kažkas blogo. Bet tai tikrai yra tokia indoktrinacija, nes tu esi mokykloje. Taip. Čia yra, vat, ta vieta, kur audžiamas kažkoksai kultūrinis kodas, kultūrinis audinys, ar ne, nes tave moko įvairių dalykų, tau kalba apie įvairias vertybės ir kartu transliuoja žinutę, kad būsi duobkasys arba šlavėjas, tai nevykėlis realiai. Taip, labai aiškiai suformuota, kas yra šaunuolis, kas nevykėlis. Ir tada, kai jau išeini iš to ir savarankiškai bandai, tai yra juk labai stipri, savarankiškai bandai gyventi ir siekti kažką, tai labai stipri baimė, kad neatsidurčiau toj tenais. Ja. Ir čia taip yra mūsų kultūra. Kitoje kultūroje galbūt bus visiškai kas kita. Kita hierarchija. Kita hierarchija, per kitas perspektyvas. Bet perspektyvos tam tikros bus visur. Aš manau, visose kultūrose. Kažkas yra geras, kažkas blogas, kažkas vertingas, kažkas nevertingas. Ir visi siekia būti vertingais. Visi siekia būti vertingais ir išgyvena nerimą, jeigu tame kelyje į savo vertingumo įtvirtinimą kažkas nesikloja gerai. Na, kitaip tariant, jeigu norma yra turėti daug pinigų ir tas labai svarbus dalykas ir tas kažkaip tai kliba, tai be jokios abejonės nerimas bus stiprus. Vienintelis dalykas, kada jisai nebebus stiprus, jeigu žmogus dar turi ir kažkai kitokį kultūrinį kodą, kur gal kiti yra dalykai iškeliami. Na, kad būtų apsiskaitęs, pavyzdžiui, žmogus. Ir mes neturime niekad vieno kultūrinio kodo ir vieno vaizdinio apie gerą gyvenimą, dažniausiai yra keli. Bet, na, žodžiu, mes bandome siekti kažkokio to vaizdinio išpildymo ir mus kamuoja nerimas jo siekiant. Bet kokiu atveju tame tokio kultūrinio apspręstumo ar normalumo, kas yra gerai, kas ne, yra labai daug. Algi, o jeigu mes vėl taip grįžtume prie savęs pačių, pavyzdžiui, apie pinigus kalbant, ar ne, tai viena iš tokių vertybių yra mūsų kultūriniam tam kode. Tu nerimauji, kad žinoma, neuždirbi? Žinoma. Tiek, kiek norėtum, ar kiek reikėtų, ar kažkaip čia? Žinoma. Kita vertus, aš atseku, kad turėjau ir kitokį šiek tiek vaizdinį atsineštą iš tokios bohemiškos literatūros ir iš muzikos, kuri man patinka, kur kaip tik priešingo žmogaus, kuris neturi gal pinigų ir gyvena laisvą, kaip aš įsivaizduoju, laisvą gyvenimą, bet žodžiu, du tokie vaizdiniai, bet kaip čia pasakyti, galiausiai realybė viską apšlifavo ir tas turbūt nerimas apskritai dėl finansinio savo statuso, be jokios abejonės, kad turiu. Be jokios abejonės, nes kai yra blogiau, tai tas nerimas stipresnis, kai yra geriau, tai tas nerimas vis tiek yra. Aš prisipažinsiu, kad man lygiai taip pat. Ir tas įdomu, kad nors aš, pavyzdžiui, savo deklaruoju, kad man tai nėra svarbiausias dalykas, manyje vis tiek yra tarsi, užprogramuota ar įdiegta šita vertybinė sistema ir aš turiu pripažinti, kad aš vis tiek nerimauju dėl šito klausimo. Sakykime, mano tokiems iš tikrųjų poreikiams patenkinti, nemaža dalim man užtenka to, ką aš turiu. Bet tas nerimas vis tiek kamuoja, realiai kamuoja, kad dar reikėtų daugiau turėti, kad aš dar kažką pasiekčiau. Faktiškai tai mano visas laikas yra užpildytas
tikrai įdomiom veiklom. Aš didesnėm dalim darau tai, kas man įdomu, patinka, nereik man savęs versti kažką daryti gyvenime. Kažkur yra ribos galimybių, kiek aš savo galiu leisti dėl to finansinio klausimo. Bet nepaisant to, kamuoja tas nerimas. Ir tai yra kažkokia irgi įjausta kultūrinė, nežinau, paradigma manyje, iš kurios nėra taip lengva išsipainiot. Tai tas nerimas yra labai realus, jaučiamas ir sielai, ir kūnu. Bet gal šitoje vietoje, man atrodo, sakykime, ką filosofija, nes mes jau tarsi kalbam apie tai, ką filosofija čia gali nuveikti, kuo jinai padėti. Norėčiau aš tavęs paklausti, nes aš įsivaizduoju, kad filosofija čia būtent ir padeda šiek tiek iš šono pačiam pasižiūrėti į tas priežastis nerimo. Pirmiausia, atsekti tas priežastis nerimo ir tada pasižiūrėti, viena vertus pamėginti atsekti individualiai plotmėj, kad galbūt tas, pavyzdžiui, nerimas dėl pinigų, jis iš tikrųjų su kitais dalykais siejasi. Pavyzdžiui. Galbūt su nesaugumo jausmu arba apskritai, galbūt jis yra simbolis, kad pinigai simbolis, kad aš einu gerų kelių, kaip pavyzdžiui, Weberis rašė apie tai, kaip kalvinizmo buvo šitas labai teiginys ir paskui tas perėjo ir kitur. Žodžiu, kad tai daugiau kažko reiškia, arba kažkokia mano galia galbūt reiškia, kad suvokti tai tokioj individualioj plotmėj, ką tai dar daugiau, į ką daugiau nurodo, nes dalykai irgi po vieną jie nebūna, jeigu nerimauju dėl kažko vieno, ypač stipriau, tai greičiausiai, kad ne tik dėl to vieno nerimauju kažkur dar. Galbūt nerimauju dėl to, ar būsiu priimtas į tam tikrą socialinį ratą. Man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas. Ir apskritai nerimas... Kad pinigai yra tarsi bilietas, ne? Būtent. Bilietas, kad mane priims... Nes netgi labai konkrečiai galima, jeigu tavo pajamos vienokios, bet rato, kuriame nori būti, pajamos yra 3 arba 5 didesnės, jūs susitarėt susitikti kokioj nors vietoj ir ta vieta, pavyzdžiui, kokioj kaviniai, ta vieta labai prabangi ir tu nesijauti ten jaukiai ir maloniai, nes žinai, kad jeigu čia pavalgysi ir kažką atsigersi, tai tau kirs per kišenę. Tai, žodžiu, bet čia labai susiję su tuo, kad tu negali kažkaip, tai nežinai, ką tą daryti, ar būti to rato dalim, ar nebūti, bet tu nori būti to rato dalim. Reiškia, tu tada bandysi daugiau gal uždirbti, kad tas buvimas rate nebūtų skausmingas. Aš tai manau, kad nerimas daug susijęs su tuo, kiek jausiasi priimtas vienokio ar kitokio socialinio rato. Bet čia viena priežastis, kad nerimas dažniausiai reiškia kažką daugiau ir filosofija gali padėti narplioti šitą klausimą, bet kitas klausimas yra ir pamėginti susigaudyti, kiek kažkokie tai vaizdiniai ar mano idealai ar mano siekiniai, kiek jie yra tokie, kaip tu pasakėjai, indoktrinuoti. Aš dabar mąstau, žinai, kuo skiriuosi aš arba kitas žmogus filosofiškai kažkaip, šiek tiek supratęs nerimą nuo to, kuris galbūt ne tiek reflektuoja savo nerimą. Man atrodo, kad šiaip aš vis tiek jaučiu tą nerimą. Paėmus žmogų, kuris jaučia nerimą, dėl to nerimauja ir, sakykime, galbūt ten pasineria į darbus, ten 100 veiklų vienu metu ten daro, užsidirba pinigus ir, gyvena tokiu būdu. Aš lyg ir suprantu, apie ką mano nerimas. Tas žmogus galbūt iki galo nereflektuoja. Aš suprantu, aš vis tiek nerimauju. Ką man tas duoda?
Galvoju. Ką tau supratimas duoda? Ką man duoda tas supratimas? Aš vis tiek nerimauju. Galbūt palyginus... Čia vat galvoju, vat... Nu, taip atvirai kalbant, vat, aš apie savo taip gyvenimą galvoju, kad šiaip man tas nerimas davė naudos. Sakykime, aš kai buvau jaunesnis žmogus, iš vaikystės einant į paauglystę, aš atsimenu, tas nerimas dėl pinigų pradėjo galbūt stiprėti kažkurio metu. Ties kokį 20 metų gal. Ilgainiui jis stiprėjo. Aš turbūt vis labiau tapau indoktrinuotas į tą kultūrinį klodą. Nu, aš reagavau į tą nerimą, dėdamas pastangas, kad susikurtų pajamų. Tai tam tikra prasme tas nerimas davė rezultatą, kad aš tapau integruotas į šitą visuomenę. Kažkuria dalimi. Ir susikūrė saugumo, tam tikro integruotas, taip. Susikūriau saugumo, tapau integruotas, gavau tą bilietą, su kuriuo aš iš tikrųjų galiu megzt kažkokių kontaktų. Ir tas man duoda saugumo. Visuomenė yra tokia, kokia yra. Aš suprantu, kad be šito bilieto man būtų sudėtingiau naviguoti visuomenė. Kita vertus, ką man davė tas filosofinis ėjimas per tokią refleksiją šito klausimo, galbūt man šitas klausimas tapo mažiau karštligiškas. Atsirado kažkoks pajutimas ribos, kad aš suprantu, kodėl man to reikia. Yra kažkokia riba tada, kiek man to reikia. Kažkoks karštligiškas susirūpinimas tuo galbūt yra silpnesnis. Gal tu kažkokių minčių turi, ką duoda ta filosofinė refleksija, nes jinai iki galo nepanaikina šito, tai kas yra įdiegta, ką tas duoda vis dėlto. Ką filosofinė refleksija gali duoti tokios kultūrinės indoktrinacijos atžvilgių, man atrodo, yra svarbus klausimas ir aš matau filosofiją apskritai kaip tai, kas nuo pat savo atsiradimo, nuo ankstyvųjų graikų, buvo konflikte su kultūra. Su kultūra, su papročiais, su menu, tradicijom ir taip toliau. Nuo pat pradžios ir, ne veltui Sokratas buvo nuteistas ir ne jis vienas nuteistas mirties bausme, nes filosofija kvestionavo kultūrinius principus. Ir man atrodo, kad čia yra filosofijos esmė apskritai. Jinai gali juos priimti galiausiai, bet jinai juos vis tiek kvestionuoja. Pirmiausia, atsiranda pozicija, kur pasako, kad nieko nėra šventa ir viskas gali būti išardyta, paklausta. Taip toliau. Bet dabar klausimas yra kitas, o kiek, jeigu filosofija tarsi turi tokią galę eiti iki tokio taško, kur jinai suabejoja viskuo ir nebeturi jokio pagrindo, kiek realistiškai tai yra? Kiek realistiškai, kaip tu minėjai, kad aš klausiu savęs, ar čia indoktrinuotas principas kažką, sakykime, būti turtingu, ar čia yra natūralus iš manęs kylantis. Tai net jeigu prieinu prie to, kad tai indoktrinuotas, yra problema, ar tai kažką, kiek tai pakeičia, tas suvokimas. Man atrodo, čia apskritai yra apie filosofijos ir apie psichoterapijos turbūt galimybės ir ribas klausimas. Ką suvokimas, supratimas apskritai gali žmogui duoti. Man atrodo, visiškai filosofiškai sąžininga būtų irgi eiti prie to, kad gal nieko neduoda. Galbūt visiškai, nieko nesuprantančio apie nieką, gal nėra taip blogai. Čia irgi yra perspektyva. Aš jas gal nepalaikyčiau, nes aš gal manyčiau, kad
kad geriau būti suvokiančiu žmogum ir tai išlaisvina. Tai duoda tokio tam tikro išlaisvinimo ir tam tikro turbūt amortizavimo, tam tikrų indoktrinuotų kultūrinių principų. Ir kadangi kultūriniai principai gali būti sušvelninami, tai ir to pačiu nerimas dėl jų pačių gali būti sušvelninamas ir man atrodo gyvenimas tada gali būti geresnis. Geresnis ta prasme, kad jisai toks turtingesnis, man atrodo, viduje turtingesnis, gal ir išorėje turtingesnis, patirčių ir susidūrimo su kitais įdomesnis atžvilgiu. Kai sakai apie kultūrinius principus ir jų tokį įsisąmoninimą, kartu suvokiant savo priklausomybę nuo to, kad negali taip iš jų paprastai išsilaisvinti. Aš dar taip galvoju, kad yra skirtingi lygmenys tos kultūros. Yra tokia platesnė kultūra, kita vertus šeimos kultūra irgi yra tam tikras dalykas, ar ne? Tam tikri dalykai, kuriuos iš šeimos pasiimam kaip tam tikrą indoktrinaciją, iš draugų ratų. Žodžiu, yra ir platesni, ir labai tokie konkretūs dalykai. Iš mokyklos, kiek pasiimam. Šiaip įdomus aspektas, dirbant terapijoje, čia irgi viena tokių prielaidų psichologijai, psichoterapijoje, kad viskas iš šeimos ateina. Yra to šeima, ten traumas šeimoje, tėtis, mama, tai be abejo tas įtaką daro, bet šiaip dirbant su žmonėm matosi ir kiti klodai, pavyzdžiui, mokykla. Aš sutinku, nes kartais kiek laiko praleista. Nesveika ir žiauriai stipri įtaka iš tenais yra. Ir tikrai, ten to programavimo yra ypatingai daug. Ir čia ne tik, kad čia mokytojų tik maža dalis, man atrodo, tarpusavio santykiai. Tarpusavio santykiai. Taip. Apskritai, mokykla kaip kažkokia terpė, kur žmogus praleidžia daugybę laiko. Praktiškai didžiulis laiko tarpas, kai žmogus kaip biologinė būtybė bręsta, yra toj terpėje. Ir aš savo terapiniai ir konsultavimo praktikoje tikrai susidūriau su žmonėmis, kur iš pirmo sykio atrodytų, žmogus, tačiau turėjo turbūt kažkokią šeimą, nes, matosi, kad yra, kaip paliestas tam tikrų patirčių, jam kyla įvairių sunkumų ir pirma tokia hipotezė, iš to psichologinio tokio trenažo yra, kad, čia jau, matyt, tėvai kažką pridirba, o paskui, sakykime, tenka su tais pačiais tėvais susidurti kažkiek, tenka atidžiau analizuoti, kas vyko, ir tada rodosi, kad, tai buvo good enough, sakykime, šeima, pakankamai gera šeima, bet mokykloje buvo įvairiausių iššūkių, ar ne, ir tai paliko savo žymę. Tai žodžiu, tas kultūra turi tų įvairiausių klodų, į ką norėjau atkreipdėmėsi. Kita vertus, kai sakai, kad filosofija nuo pat pradžių buvo kontrkultūrinis reiškinys, tas įdomu. Kita vertus, man atrodo, galbūt filosofiška yra ir kartais atpažinti pozityvių aspektų pačioj kultūroje. Žinoma, nes kvestionavimas tai nereiškia atmetimą. Taip. Tai dažnai reiškia tiesiog pažiūrėjimą iš šono. Paprastai reiškia. Taip, ir kad, sakykime, aš kaip individas, kuris gimsta į kolektyvinę terpę, per tą kultūrinį kodą, aš galiu ir teigiamų dalykų sužinoti. Pavyzdžiui, tame kultūrinėme klode yra ankstesnės patirtis, kurios irgi kažką sako apie pasaulį. Aš kaip individas daug dalykų nežinau, kas tame pasaulyje laukia. Ir tas kultūrinis kodas, mane perspėja, man duoda žinoti tarsi tokią platesnę perspektyvą, kas vyksta pasaulyje. Ir šitą perimdamas, aš galiu ir pozityvių dalykų
sužinoti, dėl kurių galbūt nerimauti yra prasminga, ne, bet vis tiek turbūt yra svarbus tas toksai, na, sąmoningas santykis su to kultūriniu kodu. Vat man atrodo, vat ką filosofinė terapija duoda, tai vat, na, tą tokį galimybę įeiti į autentišką santykį su savo aplinka, su to kultūriniu kodu. Visiškai sutinku, nes tiek jisai gali į jį pasigilinus ir atėjus taip kažkaip sąmoningiau, į kultūrinį kodą galima tiek rasti dalykų daugiau, dėl ko nerimauti. Kita vertus galima ir susišvelninti tą nerimą, rasti dalykų, nu, atrasti kitokių perspektyvų. Na, aš kaip pavyzdį turiu, pavyzdžiui, jeigu netgi galiu pasimti knygą kokią nors grožinę skaityti, na, pavyzdžiui, lietuvišką arba nebūtinai lietuvišką, bet kokią apskritai. Ir jinai man tarsi atidaro dar kažkokią perspektyvą apskritai pasaulio matymo. Ir ta perspektyva mano, jeigu aš esu prisirišęs prie kažkokio vieno savo tikslo, siekinio ir vaizdinio, kaip viskas turi būti, ir dėl to jaučiu stiprų nerimą, negalima mane ištraukti šiek tiek iš ten. Ištraukti ir nuleisti irgi iš šono pasižiūrėti ir praplėsti tą mano perspektyvą. Čia aš nuėjau į knygą, pavyzdžiui, bet tas pats gali būti pasikalbėjimas su vyresniu žmogum arba nebūtinai vyresniu, su kitu žmogum, kuris tau dar šiek tiek atidaro kažką. Mhm. Jo, sakykime, čia vat irgi apie tą kultūrinį kodą ir kaip yra svarbu, nu, kažkoks toks reflektuotas santykis su tuo, vat aš galvoju apie vyriškumą. Mhm. Man irgi vat įdomi yra tema, nes dabar, sakykime, yra šiaip ant bangos, man atrodo, šitos temos, vyriškumas, moteriškumas, jos tarsi buvo kažkaip vat labai kvestionuojamos per pastarus 50 metų. Bet daugiau vakaruose, nes pas mus atskira visiška raida visą tą buvo. Mus kažkiek pasiekė ta banga, tokia feministinė gal kritika, postmodernistinė kritika, kvestionuojant tą griežtą skirtumą tarp vyriškumo, moteriškumo. Man atrodo, tame yra daug svarbos, na, bent jau vyrams tuo požiūriu, kad, na, pripažinti vyrų jautrumą, emocinį pažeidžiamumą, nes tradiciškai vyras pozicionuojamas kaip tas, kuris neverkia, kuris atlaiko, kuris kovoje išlieka tvirtas, visus pridengia savo kūnu ir kažkaip ištveria ten visas negandas. Tai man atrodo svarbu yra vat, pripažinti vyro tą pažeidžiamumą. Moterims svarbu turbūt irgi kažkaip legalizuoti, kad moteris gali būti veržlios, atkaklios, kovotojos. Tas irgi be galo man atrodo svarbu. Kita vertus, na ir tie tradiciniai vaizdiniai turi prasmės, sakyčiau, ir aš irgi atsimenu, na, kažkokią tokią, sakykime, situaciją su vienu klientu. Kur buvo, žodžiu, maždaug tokia situacija, kai, na, klientas vyras išgyveno tokius sudėtingus jausmus, kurie kilo, na, tam tikroj situacijoje su jo partnerė. Jis buvo tokiam pasimetime, ar atskleist tos jausmus savo, ar neatskleist savo jausmų. Ir susitikimo metu jis, na, taip ir lyg pergyveno, kad neatskleidė savo jausmų, neatskleidė savo pažeidžiamumo. Kažkaip kaltino save dėl to, nu, o aš jį kažkaip pakviečiau pasvarstyti,
galbūt kažkas ir teigiamo tame buvo. Tame, kad neatskleidė? Neatskleidė, jo. Kad galbūt jo partneriai tas davė kažką. Ir aš pamenu, kad didžiulis palengvėjimas atėjo klientui irgi iš tos perspektyvos, kad iš tikrųjų jis išbuvo su tuo savo nerimu, nepermetė jo kažkaip savo partneriai ir va ta pozicija, kad galbūt tame buvo naudos, jam atnešė palengvėjimą, pamanu. Sutvirtino tarsi tame. Tai irgi, apie tą tokią dviprasmybę kažkaip to kultūrinio kodo, jis gali būti tiek žalingas, tiek naudingas, ypatingai svarbu kažkaip tokiam būti sąmoningam santykyje su juo. Čia labai geras pastebėjimas, pavyzdys įdomus, nes aš dabar šiaip irgi atgaminu, pavyzdžiui, filosofus, kurie minėjau, filosofija, man atrodo, yra iš esmės kontrkultūrinė, kad jinai kvestionuoja, bet, pavyzdžiui, tie tokie radikalūs kvestionuotojai Sokratas, Dekartas tuo pačiu kažkaip ir pabrėžė, Sokratas tą patriotinę liniją, Dekartas, kad visai gerai ten kažkaip tai laikytis kažkokių papročių tvarkos ir taip toliau. Rami galva ir taip toliau. Tai tarsi dvejopas toks judėjimas, viena vertus atsitraukiant, kita vertus tada pažiūrėjus, kad kažką galima pasimti, kažkas nebus viskas šlamštas, kurį reikia išmesti, kažkas bus prasmingo, naudingo, kažkas galbūt bus žalingo ir kažką reiktų eliminuoti. Bet man atrodo, kad apskritai tas išėjimas ir pažiūrėjimas iš šono į savo, pažiūrėjimas iš šono į situaciją tikrai yra reikalingas. Ir konkrečiai toje temoje, apie kurią mes kalbam, nerimo temoje, jau kalbėjom, kad nerimas susietas su kažkokiu tai dalyku, su priežastimi, su tikslu, su vaizdiniu galbūt net labai stipriai. Ir jeigu jis visiškai nesąmoningai ir visiškai toks paniręs į tunelį, tai jis turbūt yra maksimaliai sunkus, skausmingas ir klaikus, negebant išeiti ir pasižiūrėti, nes turbūt amortizuoja nerimą sukvestionavimas, ar tikrai kiek reikia dėl to dalyko nerimauti. Ir tai gali būti susijęs su kultūriniu principu, tam tikrų irgi kvestionavimu. Sutinku. Kartu vėl, čia gal jau taip, judant į pabaigą mūsų susitikimo, taip pasvarstant, vėl tokiam konkrečiam lygmenį, kaip ateina tas palengvėjimas, nes, pavyzdžiui, įsivardint, kad štai dėl ko aš nerimauju yra tiesiog kultūrinis kodas, tas nepadeda, ar ne, savaime. Taip. Kaip mes galėtume pabandyti taip, sukonkretinant, pasvarstyti, iš kur ateina palengvėjimas. Čia, man atrodo, labai geras ir esminis klausimas. Turiu hipotezę šitoje vietoje. Ar gali bent jau skirtingose situacijose atrasti kažkokį tai vientisą jungtį? Kada su nerimu kankinantis, kada palengvėja? Tokių porą tokių momentų ateina. Vienas dalykas, man atrodo, aš įsivardinu, kad tai yra kultūrinis kodas manyje, tai savaime nepadeda. Kas gali padėti vis dėlto, tai tada suvokimas, tai čia yra tas dalykas, tai ką aš tada su tuo darau, ar aš bandau toliau integruotis, tai kartais gali ateiti kita įžvalga, kad, pavyzdžiui, galbūt yra kitų žmonių, kurie turi
kitokį kažkokį kultūrinį kodą. Būtent. Ar ne? Tai kur aš tada dedu savo dėmesį, su kuriais žmonėm aš mesgu tą santykį, nes jeigu aš einu tada keisti savo aplinką, ne, ir būti su tai žmonėm, kurie irgi nenori paklusti kažkokiam dominuojančiam, sakykime, kodui ir puoselėja kitą kultūrą, tai tas atneša palengvėjimo, kad aš randu bendrumo jausmą kitam kultūriniam kodui, kuriame labiau atitinka dera mano vertybės. Tai čia vienas dalykas ir pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią filosofinę terapiją, kas man atrodo yra įdomu, kad antikoje filosofinė terapija buvo bendruomeninė praktika. Tiek epikūrininkai, tiek stoikai, tiek ir kitos mokyklos kaip skeptikai, tai buvo taip pat ir tam tikros draugų bendruomenės, kurios, viena vertus praktikavo tam tikrą filosofinės terapijos formą, kita vertus buvo, ir draugijos, turint omenyje būtent tą draugo aspektą, kad kartu leisdavo laiką, turėdavo ir vyno ten išgertuvės, tikriausiai galima daugybę ten įsivaizduoti, kas ten galėjo vykti. Tai tas man atrodo svarbus aspektas, kad suvokdamas, kas man yra svarbu, aš tada galiu daryti pasirinkimą, su kuo aš kuriu savo gyvenimą. Ne vienas bandyti savyje kažkaip, išoperuoti iš savęs tą kažkaip kultūrinį kodą, bet megzti naują audinį su kažkokia žmonių terpė. Megzti naują gyvenimo audinį su žmonėmis, sąmoningai pasirinkdamas savo aplinką, taip sakant. Kitas aspektas, kaip tas nerimas gali palengvėti, kažkas panašaus į tokias kaip meditacinės praktikas, arba per patį pokalbį su filosofu, sakykime, kartais įvyksta tokie dalykai. Čia iš to, ką tu paminėjai, kad pavyzdžiui, bandant suvokti kokios nerimo šaknis, aš galiu prieiti prie įžvalgų apie savo praeitį, kažkokių galbūt skausmingų patyrimų ir, sakykime, jeigu aš nerimauju dėl pinigų, kaip tu minėjai, galbūt tas tyrinėjimas gali atvesti iki tokių patirčių, kad aš nerimauju būti atstumtas dėl to, kad neturiu pinigų. Galbūt yra praeitie kažkokių įvykių buvę, kuomet aš buvau atstumtas ir man labiau rūpi ne tai, kad pinigų turėti, bet apsisaugoti nuo atstumimo. Taip, ir tada aš rasiu bet kokį įrankį. Taip. Būti atstumtas ar būti neatstumtas. Taip. Bet kas gali suveikti. Gali būti, kad jeigu turėsiu pinigų per daug, irgi manysiu, kad galiu būti atstumtas. Taip. Žodžiu, ir tada, o atstumimas siejasi su gėdos jausmais. Tai susidūrimas su ta gėda, kurią aš jaučiu, kurią jausdavau, toks išgyvenimas, perjautinimas ir paleidimas tų gėdos jausmų irgi yra terapiška. Ir kartais tai vyksta psichoterapijoje, bet čia nebūtinai, manau, ir meditacinės praktikos gali tą duoti, ir filosofinės terapijos pokalbis tą gali duoti. Čia irgi yra, sakyčiau, tokie labai bendražmogiški procesai, bet nerimas per tai taip pat gali palengvėti. Tačiau tai irgi, sakyčiau, toks, tęstinis procesas, tai neatsitinka akimirksniu. Aš visiškai sutikčiau, nes labai gražiai įvardinai šitas dvi plotmes, dėl jo be jo. Tai gal užtvirtinčiau tokį vieną punktą, kad vėlgi supratimo pokalbio tikrai neužtenka. Čia yra tokie tarsi parengimieji lygmenys, o nepaprastai svarbus lygmuo būtent yra kažkoks tai pasiryžimas ir padarimas kažko. Pavyzdžiui, jeigu mes jaučiu nerimą dėl grupės žmonių, dėl buvimo priimtų ar nepriimtų,
Tai galbūt labai svarbu yra kažkaip tai visgi pasiryžti, kad su jais gal man ir nereikia, nes jie manęs nepriima, pavyzdžiui, dėl kažko, o gal man tas ir nesvarbus dalykas yra. Ir galbūt tada būti toj baimėj, kad gal liksiu vienas, bet galiausiai susirasti daug tokį tvirtesnį socialinį ratą. Ir taip pat turbūt ir su veiklos pakeitimu, kad turbūt labai svarbu yra šalia tų lygmenų tas veiksmo ir pokyčio vaidmuo, įgalinantis vaidmuo. Pribręsti prie veiksmo Būtent. Ir padaryti. Būtent, nes aišku, be supratimo, tai tas veiksmas turbūt jis neteina aišku, kas būtent yra ne taip. Ir ką būtent reikia keisti. Bet apskritai tai, man atrodo, tas socialinis aspektas, mes taip apie jį kalbėjom, bet aš sakyčiau, kad vis labiau matau, kad jį kaip centrinį, kalbant apie nerimą. Baimė būti išmestam iš tam tikros, bet apskritai turbūt iš grupės, gal net iš kažkokios tai suvokimo pirmykščio kaip genties ar šeimos ar bendruomenės, nežinau, visaip gali būti įvardinta, bet iš tam tikros... Kad žmogus yra gentinė būtybė. Iš principo jo, čia yra prielaida turbūt, galima sakyti, kad čia prielaida, bet aš pasakyčiau, kad tokia prielaida mane įtikina visai. Na, nemažai nerimo pavidalų, aš manau, tikrai yra su tuo susiję. Taip, tikrai manau nemažai ir tiesiog, ką visai svarbu yra suvokti, kad šiuolaikinėme pasaulyje ir tokiame ganėtinai margame, kuriame gyvename, yra labai daug tų socialinių grupių variantų. Sakykime, jeigu mane, pavyzdžiui, domino muzika, literatūra, nežinau, kelionės, dar kažkas, ir aš bandysiu pritapti žmonių, kurie griežtai domisi tik technika grupėje ir labai dėl to nerimausiu, kad man nesiseka. Na, greičiausiai man dėrėtų visgi, kad iš šono galėčiau pasakyti apie save, kad man dėrėtų susiprasti, kad kažkur ne ten aš taikau apskritai. Ir kad tą nerimą galima sumažinti, jeigu aš tiesiog tą tikslą numesiu į šoną, pritapti prie šitos grupės. Ir kad galbūt aš surasiu nesunkiai fiziškai kitokią žmonių grupę, su kuria sies daug daugiau dalykų ir kuri daug labiau priims. Sutinku. Kartu, ne visus tos tikslus išeina numest, taip, irgi, žinai, kartais aš galiu, gan lengvai suvokti, kad, čia nepritampu, aš bandžiau, man tai atrodė svarbu, priejau tašką kažkokį, kur nesigauna, kyla klausimas, ar tą verta daryti, aš tą išmetu. Kita vertus, kai kurie tie kažkokie siekiniai, yra giliau kažkaip įsismelkę, iš jų taip išsivaduoti nėra taip paprasta. Ką čia daryti? Toks klausimas, kur turbūt nėra vienareikšmio atsakymo, kaip su tuo būti. Na, turbūt bet kokiu atveju, jeigu jau link pabaigos keliaujam, man atrodo, ką šiandien galim tikrai aiškiai pasakyti, kad nerimas visada buvo ir visada bus, kaip reiškinys, tiek individualiai, tiek net visuomeninis kažkoks, apie jį daug labai nekalbėjom, nes gal dabar šiek tiek atslūgę yra, bet su karu pirmiausia, kas yra susiję. Juk buvo tų bangų, kai išgyvenom dėl savo pačių likimo nerimą ir ganėtinai kolektyviškai. Paskui COVID banga, aišku, buvo irgi dar vienas nerimo šaltinis. Taip, iš tą pusę gal mes nedaug kalbėjome, šiek tiek atslūgę, bet man atrodo, tai, ką kalbėjom, tam irgi labai nesunkiai gali būti taikoma. Bet pagrindinė mintis, kad nerimas nėra dalykas, kuris dings ir kad jo yra daug tų pasireiškimo būdų, lygmenų, bet apskritai toks nepanaikinamas fenomenas. Nepanaikinamas, kartais
naudingas. Kartais naudingas, pozityvus, nes jisai varo į kažkokį tai veiklą. Ir jisai irgi gal mažai kalbėjom apie šitą reiškinį, kad jisai, galbūt signalizuoja, kad kažką mes darom ne taip netgi. Sakykime, tikrai galėčiau iš savo patirties aptikti tokių variantų, kur iš pradžių nesupranti, bet paskui pagauni, kad čia jisai man norėjo pasakyti, kad aš ne tą darau, ką turėčiau daryti. Ką norėčiau, turėčiau, kas mano kelias. Aš taip pat turėjęs tokių patirčių. Tarsi signalas, kad esu ne tose vėžėse. Ir aš bandau save įsprausti kažkokį rėmą, bet tas nerimas neleidžia atsipalaiduoti tol, kol aš iš to rėmo savęs neišimu. Bet tarp kitko šitas buvo daugiau mažiau tavo tema disertacijos. Jo, vienas. Ar norėtum dar keli žodžius apie tai, šiek tiek plačiau prieš žmonių atsisveikinimą? Gal tik to. Galėsim gal apskritai, man atrodo, šitą savo vėžių, ne savo vėžių tema, man atrodo, apskritai labai irgi reikšminga. Ir ją galėsim ateityje paliesti. Tikrai dar neišsemta šita tema ir man atrodo, jei būtent prie nerimo temos tiesiogiai negrįšime, jinai šmėžuos bet kurioje kitoje temoje, kurią mes paliesime. Turbūt nerimas apskritai yra viena iš esminių savokų, kuri pasitaiko, kai susitinka psichoterapeutas su žmogumi, klientu ir filosofinis konsultantas su žmogumi. Čia tiesiog tai, vėlgi, tai yra duotybė, ar ne, čia šitos temos negali pasisavinti nei psichiatrija, nei psichologija. Nei religija. Nei religija, nei filosofija galų gale, ar ne? Čia, žodžiu, tiesiog yra tokia duotybė ir prie jos galima prieiti skirtingais keliais, nei vienas iš jų nėra teisingiausias. Gerai, tai gal šiandien po truputį ir ne po truputį užbaikime mūsų pokalbį. Ačiū Justinai. Ačiū Algi, ačiū klaususiems šios laidos. Kviečiame toliau sekti tinklalaidę ir laukti naujų jos įrašų. Ačiū. Iki. Iki.